11 valanda jau 15 km nuėjęs jau. Nuo 8. Tai per 3 valandas normaliai geras tempas. Kažkaip lengvai čia, žinai, šiandien iš tikrųjų tokia, gal tas vakelis toksai. Visą laiką žvirkelis, visą laiką va, taip vienodai ir padai taip gerai remiasi jį, žinai, tai iš tikrųjų tikras malonumas yra eiti jo, nes asfaltas, kada iš karto, jeigu buvo čia asfalto kelios vietos, tai jaučiasi, kad daužosi padai kažkaip tai į tą asfaltą, žinai, nelimpa. O čia tarsi tokio amortizuoja žemę vis dėlto, gražu. Tai va, tai jo, buvo tokių tų laukų ir dabar va priekį ten matau, dabar per tokį einu alksnynas, čia tikriausiai jo toksai daugumoj. O čia iškirsta kirtimai tokie, nulaužti medžiai, gal buvo kokia audra. O, tai jo kažkaip. Ir tas jau nebegazdina toks, nėra nemalonus tas, kaip vakar biškai įsigandau to vienišumo tokio kelyje, žinai, čia ne vieno. Faktiškai sutikau gal vieną, per tos 15 km vieną jo moterį su dviračiu, vienas vyras kaime praėjo. Ir viskas, ir daugiau kito mašinos kelias pravažiavo, žinai, tai tokia kaip, negyvenamos žemės visiškai tokios atrodo. Žinai, mano draugas tas Benas, su kuriuo nakvojau, jis vėliau išėjo. Aš išėjau, tai jisai dar, aš 7:30 išėjau vadros. O jis dar krovėsi kuprinę, tai kažkur už nugaros jis yra ten toliau. Žadėjo šiandien. Ir aš galėčiau šiandien iki Sidabravo jisai žadėjo eiti, netgi už Vadaktų ten. Aš tai neįsiu, aš burbiškai pabūsiu dar prie tulpio. Va, tai dabar jau nebeskubu taip. O tokias mintis visokios, fainos, iš tikrųjų, pradedi nuo to atšokti, nuo tų, žinai, kas buvo ten Vilniui, kokie dalykai, ir iš karto čia kaupėsi, žinai, kokie medžiai, kur kokios yra vandenis, kokie grioviai ir kas nors, žinai, stebiu. Visokių ir paukščių čia, didelių tokių skraidė matyti, ir vanagai kažkokie buvo, ir stirnos paskui ten buvo, ir, tai kažkaip tai, nors, miške tai paukščių nėra, jokio čiulbėjimo nesigirdėjo šiandien. Tai va, tai kažkaip malonu tas ėjimas, žinai, supranti, ir pagalvojau tokį, eidamas, žinai, kažkaip, o kas būtų, jeigu aš čia su mašina pralėkčiau, žinai, visą šitą dalyką. Žinoma, daug greičiau, laikas sutaupytas. Bet paskui man dėjo toks kažkoks sprendimas, kuris sako, man kažkaip tu turi suderinti laiką ir erdvę. Žinai, su mašina pralėki viskas greitai, o ką tu pamatai? Daugiausia kelią ir kažką stambesnio, tokio įspūdingesnio, jeigu ten yra kažką šone, tai užsikabina ir tai akimirkai žvilgsnis. O čia tas ėjimas yra toksai, laikui tinkamas. Kol aš praeinu kokius 10 žingsnių, aš labai įdėmiai galiu apžiūrėti kokį šonę esantį daiktą. Ar kokios malkas, ar medžius, ar kas kur ten eina. Tai toks, man atrodo, šitas keliavimas atveria manyje tokį gebėjimą, pastebėti. Ką aš, pavyzdžiui, greitai lėkdamas kur nors, arba, eidamas, ar bėgdamas, nežinau, važiuodamas jo, kad ir dviračiu irgi, tai gal nespėčiau to visko pamatyti ir negalėčiau tiek pasimėgauti tuo, kas yra, žinai. Ir pačiuri dar tokio savo kūno, kuris iš tikrųjų sugeba taip gerai atsiliepti į šitą pakvietimą. Tai malonu. Prieinu, čia tokie baukai mūsų dabar. Lemtukė tokia yra, baukai čia gyvenvietė, kaimelis. Beje, jau tai suprantat, reiškia yra tokie
nufotografavau, paskui nuotrauką įdėsiu, kur yra, tarkim, kaimas buvo Smailiai. Ir akmuo toksai, reiškia, paskutinis gyventojas išsikėlė 1980 metais. Taip didelis akmuo pastatytas, ten aplinkui pušis pasodintas, viskas gražu yra. Ir bražionio eilės tokios, žinai, tokios nostalgiškos apie gimtinę. Tai labai tokia jaudina, žinai, kaip žmonės, iš tikrųjų, tą savo gimtinę myli. Ir matyt, jeigu nebėra tų sodybų, nebeliko. Aš irgi galėčiau Žemaitijoje tokį pastatyti akmenį. Žinai, ten, kur mano vaikystėje leisdavo vasaros. Tai va, ten nieko nėra, ten lygus laukas jau. Tai va, tai kažkaip tai irgi maloniai tas viskas, tokia, žinai, tokia gera, tokia malonė viskas velkia, žinai, kad va, tai iš tikrųjų yra pas žmonės tokio širdingumo, nuoširdumo. O vienoje vietoje buvo akmuo, reiškia, irgi giminiai, kurį. Ir čia netoli irgi buvo kryželis pastatytas 3 giminėm. Žinai, kurie matyti yra gyvenę. O tie laukai čia. Ar čia ne Karbauskio kartais? Pagalvoju Markizo Karabasą, bet tas Markizas Karabasas yra Karbauskis, tikriausiai, žinai. Nes šie laukai tai nesvietiškai didžiuliai ir visur. Kviečiai. Tai va, tokie, žinai, visokie. Tai kai čia kombainai pasipils, tai čia žatva bus tokia. Tai va, kol kas va. Labai man bus sudėtinga gal įkaldinėti tuos visus, jeigu įkelsiu, mano gigabaitai labai tirpsta, paskui, žinai, tai eisiu ieškoti Wi-Fi'aus. Tai kol kas utrėja.